Sveiki, Unboxing LT antroji dalis, apsipirkimas Lenkijoje, Suvalkuose, tęsiam apsipirkimą Kauflande ir Lidle. Taigi, Kauflando dar vienas konservas – pica tomatai. Na, picai tokie ne picai, tiesiog tai yra konservuoti pomidorai. Kainytę matot, gal jau važiuojate į Lenkiją pirkti, nežinau, o gal nevažiuoti, tai net lietuvišką parduotuvę ir sakot, kad šitas durnius nusipirko kažkokių nesąmonių. Na, jūsų teisė rinktis. Dar vienas Kauflando pirkinys, tai yra konservuotos kriaušės. Nu, Lietuvoje turbūt nepirkčiau, o tenai tiesiog pamačiau, galvoju, gal reikia paragauti konservuotų kriaušių. Toliau važiuojam, toliau pas mus yra konservuoti mandarinai. Įsivaizduojate, kiek konservų, visa Lietuva važiuoja turbūt į Lenkiją pirkti tik konservų, nes vis iš principo daugiau ką nors nusipirksi daugiau, nes nepavažinėsi kiekvieną dieną iš Vilniaus į Suvalkus. Tai, tuoj dar konservuoti žirneliai. Kainą matot, galbūt apsimoka Lenkijoje pirkti, gal Lietuvoje. Tai dar vienas džemas persikai. Na, nežinau, turėtų būti visiškai skanu. Pagal kainą, manau, skanu. Taip, na, o dabar, žinokit, parodysiu lenkiškus obuolius. Va, obuoliai. Kodėl aš tos obuolius rodau? Rodo, pakelsim truputį aukščiau kamerą, kad man patiko taip, kaip jie yra supakuoti, va. Polska smakuja v Lidlu, čia yra iš Lidlo grinai, va, matot, kaip gražiai. Šitie obuoliai nebuvo pigus, man bus 7 zlotai, kiek na kainą jūs matot, bet čia yra 2,5 kg dėžė. Na, manau, jau nemanau, ragavau, obuoliai tikrai labai skanūs. Toliau, susiplamė. Arbata. Kainytę matot, arbata tokia, aš nesu labai didelis arbatos mėgėjas, kokią duoda, tokią arbatą ir geriu. Tai kainytę truputėlį dabar nuleisiu, kad geriau matytųsi ir važiuojam toliau. Čia tiesiog jau pamačiau, nupirkau. Na, prasideda visokie kepsniai, kepsim toj viską. Skanu turėtų būti, tai va, kainytę matot, čia tokia pšiprava. Prieskoniai kepsnelis. Riešutai pas mus brangus, tai vat pamatysit tokių riešutų nusipirkau. Kainą matot, nežinau, ar čia brangu ar pigu, aš nelyginu kainų, lyginsite kainas jūs patys. Krienai su spanguolėmis. Tiesiog paėmiau, todėl kad tai buvo, su spanguolėmis norėjau paragauti, kaipgi krienai su spanguolėmis. Kaina irgi matot, bet čia toks išskirtinis produktas, tai yra iš Lidlo, tai yra polskė smakuja. Tai yra, nežinau kas čia, lenkiškas skonis, kad skanu būtų. Čia irgi ėjau, pamačiau gražią dėžutę, žiūriu garstyčios, galvoju, reikia paimti. Kiek prisimenu šitą dalyką pirkau Kauflande, kainą irgi matot, galioja labai ilgai, daug konservantų nevalgykit, nusinuodysit. Čia beros Lidle, pyragėliai tokie, mano žmonai patinka, keksiukų kaina rodoma, manau, kad skanus dalykas. Dar viena arbata. Turėjau vieną arbatą, dabar važiuoju antrą arbatą, čia kitokia truputėlį. Arbatos nusipirkau irgi, kad nevažinėti kiekvieną dieną į tą Lenkiją. Taip, dar vienas džemas. Tiek mes tų džemų prisipirkom, spanguolių džemas. Irgi kainytė matosi. Valgysimės tų džemų, nežinau, ką mes tų džemų pripirkom, neaišku. Nutella viskas aišku, jeigu turi vaiką, tai reikia pirkti ir Nutella, nes vaikai be Nutellos tiesiog negyvena. Tai yra, kaip šokoladas, skanus, saldu, energija, puiku tiesiog. Čia tai nuodas, bet vis tiek nupirkau. Pepsi Makros, bet cukraus, reiškia labai neskani, bet cukrė. Kainytė matosi. Lietuvoje gal palyginsit, kiek kainuoja pas mus, kiek pas juos. Kaip yra. Šokoladas. Čia prisimenu Lidle, tiesiog žmona pamatė ir iš karto paėmė.
Va tokį va šokoladą turim, šokolado kaina irgi šitikės. Matai, stambus tokie riešutukai, čia kaip parodyti, taip ir yra. Negalvokit, kad tik tai šiaip nufotografuoti ir viskas. Šituos riešutus jau matėm, pasirodo 2 pakelius riešutų nusipirkau. Na ir ką, nu gerai, parodysiu, ridikėliai. Na, kaina ridikėlių. Irgi malo tiek sumokėjom už ridikėlius. Jeigu rodau, tai viską rodau, čia viskas po ranka. Paprika. Paprikos kaina irgi matom. Bananai! Nu, bananai nekokie, bet vis tiek bananai. Pas mus Lietuvoje labai brangus bananai. O dabar bananų kainą irgi pamatėt. Dar vieną dalį užbaigiam. Kita dalis bus po kažkiek tai laiko. Sėkmės. Žiūrėjau, jeigu patiko, būtinai paspasakot, kad patiko. Žinosiu, kad reikia kitą dalį padaryti apie apsipirkimus. Tai yra dėsiu jums naujas dalis.